Radio stoties Tavo balsas eteryje tęsiasi lietuviškos muzikos laida ir aš turiu pašnekovę, dainininkę, atlikėją Ivel. Labas. Labas. Smagu, kad galime pasikalbėti čia eteryje. Ir visų pirma, norėjau paklausti, kaip viskas prasidėjo atlikėjos Ivel gyvenime, kad ji pradėjo dainuoti. Iš tikrųjų, kaip viskas buvo, kaip prasidėjo ta, kaip sakyt, karjera, ar galbūt pirmas tas dainavimas, kaip daug kas iš atlikėjų sako, dar darželyje. Kaip ten viskas buvo, kodėl būtent dainavimas? Oi, Ivel karjera tai prasidėjo visai neseniai, galiu pasakyti, nes vos praėjus mėnesį išleidau dainą būtent po šio vardu. Anksčiau buvau tiesiog Ivetas Vileinytė. Tai karjera prasidėjo, sakyčiau, netikėtai. Muziką mylėjau aš visada, bet kažkaip žengti tokį tolimesnį žingsnį link muzikos paskatino projektas X Factorius. Ten irgi atsiradau gana netikėtai, buvau tiesiog prekybos centre, vyko tos tokios perklausos pačios pirminės, buvom kartu su draugiam, nuėjau ir gavosi taip, kad tiesiog patekau jau į finalus, tas live laidas, visos kaip aš buvo visiškai netikėtas, kaip pasakyti, nuotykis, bet labai fainas ir matom, kad iš to išaugo, tai tiek. O kada būtent X Factoriui teko dalyvauti, prieš kiek tai metų, prieš kiek būtent laiko? Tai buvo prieš 4-5 metus. Tai gana seniai, sakyčiau, bet atrodo, kad iš tikrųjų prieš metus kažkaip nežinau. Tos visas patirtis ir emocijos dar kažkaip galbūt lydi kartais. Ir vis tiek, kai tu dalyvauji tokio masto projekte ir būna jau matoma, būna finalas ir panašiai, tai nenori, tas, sakyčiau, toks po projektinis šleifas tave vis tiek vejasi. Daug kas mane ir atsimena dar iš to X Factoriaus. Tai smagu, kad yra gerbėjų dar nuo tų laikų. Tai tokie realybės šou, ar iš tikrųjų geras dalykas, ar padeda atlikėjams, naujams atlikėjams iš tikrųjų prasimušti, kaip sakoma? Manau, kaip pats pažvelgti ir ką pasiimti iš to. Man tikrai buvo labai smagi patirtis, pasiėmiau daug pamokų įvairiausių ir šiaip buvo iš tikrųjų stiprus toks startas, stiprus žingsnis, nes iki to aš muzikos savo gyvenime labai daug neturėjau, ji buvo, bet tokia, sakyčiau, nevieša, galbūt tik su manim, norėjau aš dainuoti, bet nežinau nei kur, nei kaip, nei nuo ko pradėti, tai labai daug pažinčių visokiausių, matomumas, patirtis, drąsos atsiradimas ir panašiai, patikėjimas savim galų gale, kai tavim patikė daug žmonių, balsuoja už tave ir panašiai, galimybę bendrauti su tokiais atlikėjais kaip Justė Arlauskaitė, džiazu, kuri buvo mano mokytoja, tai tiesiog nerealios patirtis. Man atrodo, kad čia vieni pliusai. Na ir po X Factoriaus vėlgi kažkaip pasisuko tas kelias link muzikos, nes būna, pavyzdžiui, tokių atlikėjų, kurie sudalyvauja realybės šou, o paskui ima ir kažkur tai prapuola, dingsta, bet tu nesi iš tų atlikėjų, ar ne? Taip, aš manau, čia tiesiog paieškos, galbūt kažkokia būna tarpinė stotelė, nes mes matom, kad į tuos projektus ateina ne tik muzikantai, galbūt kažkokie, nežinau, banko darbuotojai būna, marketingo specialistai ir dar kažkokie tiesiog išbando save ir eina į tai kaip tiesiog į laikiną galbūt nuotykį, kaip į pramogą, kaip į kažkokią mėgstamą veiklą. Šiuo atveju man muzika tiesiog yra gyvenimas, tai buvo tiesiog tokia, sakyčiau, starto pradžia ir aš toliau važiuoju link to, ko aš labai noriu. Tai va. Visada man rūpi toks klausimas, paklausti tokio klausimo norisi. Kažkada yra Rimas Šapauskas pasakęs, kad didžėjum reikia gimti. Tai ar dainininkė, atlikėja reikia gimti? Klausimas, ar didžėjam reikia gimti, iš tikrųjų. Na tai šiuo atveju kalbama, pavyzdžiui, ar dainininkė reikia gimti, iš tikrųjų. O dainininkė, aišku, tu gali išmokti kažkiek dainuoti, tu gali išlavinti savo vokalą ir mes netgi tie patys profesionalūs atlikėjai, mes tikrai lavinam savo vokalą, einam pas specialistus, kad tiesiog skambėtumėm dar geriau negu galim skambėti. Tai galima išmokti visokių galbūt techninių subtilybių, galbūt kažkokių, nežinau, kvėpavimo dalykų, kurie padėtų scenoje ir panašiai. Bet tai yra daugiau technika, o tembro ir visų įgimtų dalykų vargu ar tu gali išmokti. Labai abejoju, tai vis tiek faktorius to talento turi būti. Bet kaip visada, kaip man sako, kad yra darbas ir yra talentas. Tai jeigu du šitos dalykus sumiksuotum kartu, tai bus iš vis labai gerai, bet aš neabejoju, kad tu turi būti jau gimęs, kažkokia tai muzikos dalelytė savyje, nes jeigu tu tiesiog veiki kažkokį kitą dalyką gyvenime ir sugalvoji, nori būti dainininkas, išmokti dainuoti,
vargu ar tai pavyks. Neturime, man atrodo, tokių pavyzdžių. Nebent ta muzika visa kuriama būtų galbūt labiau tokia pramoginė, iš širdies, kažkokia, nežinau, tiesiog su idėja, su mintimi, nes turim tam tikrų galbūt grupių, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, kurios tą muziką ir savo performansą perduoda kitaip, galbūt per kažkokią komediją labiau, bet vėlgi vis tiek dainuoja. Tai va. Sakyčiau, tikrai labai geras, išsamus atsakymas. Patiko man jisai. Tai dabar norėjau dar paklausti, tai dabar kiek yra dainų jau IVEL būtent įrašyta? IVEL daina tokia oficialiai išleista yra tik viena praėjusį mėnesį, bet aišku, praėjusius kūrinius jau irgi teko pervadinti po IVEL vardu, tai jų yra daugiau, bet tokių visai naujų ir būtent gimusi po IVEL vardu yra tik vienas, bet netrukus atsiras dar daugiau, tai labai, labai nekantrauju, kada išgirsti. Aš pamenu praeitą vasarą, ne praeitą, už praeitą vasarą buvo kūrinys Vasaros mažai, tai labai tikrai buvo populiarus ir radijo stotis grojo jį, tai pavykusi tikrai, galima sakyti, stipriai pavykusi daina vasarai. Ir atsitiktinė ganėtinai daina, nes mes iš tikrųjų jas parašėm, sukūrėm, nesitikėjom išleisti, kažkaip neplanavom, bet gavosi taip, kad patys klausytojai reikalavo, nes mes įkėlėme socialinius tinklus tiesiog vaizdo įrašą ir jis pradėjo labai smarkiai būminti, visi pradėjo dalintis, klausinėti, kada ta daina pasirodys, tai labai smagu, kad jau turėjom tokį, kaip sakyti, užnugarį prieš leidžiam dainą, tiesiog labai daug kas laukia jos. Tai taip, sakyčiau, vienas toks vasaros jis labai džiaugiamas. O ar vyksta kažkokie koncertai, ar galima išvysti IVEL kažkur? IVEL autoriniai koncertai, aš manau, kad prasidės kažkada žiemos metu, yra planuojama galvojama apie tai, tiesiog norisi viską labai gražiai susiguoti, susidėlioti ir išeiti užtikrintai. Tai kol kas tai yra procese, apgalvojame, norisi daugiau galbūt kūrinių išleisti, prisijaukinti tą savo klausytoją ir tada jau susitikti gyvai. O jeigu užbėgant truputėlį įvykiams už akių, tai norėjau klausti, ar nusimato galbūt yra albumas kažkada? Albumas faktas, aš manau, kiekvieno atlikėjo gyvenime albumas yra siekiamybė tokia ir tiesiog kažkokia, nežinau, sau dovana gyvenimo, tai tikrai nusimato, bet dabar tiesiog yra tiesiog dirbama labai intensyviai prie kūrinių, kurie turėtų išeiti kaip singlai, o vėliau galbūt, nežinau, galbūt su koncertu pasirodys, neįsivaizduoju. O tarkim, pasvajojant, pagalvojant dabar truputėlį į priekį, kokiame formate būtų albumas, pavyzdžiui? Nes daug kas vinilinės plokštelės leidžia, sako, kompaktiniai diskai atgyvenę, na ir Virgilijus Valuntonis praeitą savaitę sakė, jau kompaktiniam disketai jau albumo neleisiu. Ar pas mane būtų, manau, neabejotinai visose internetinėse, skaitmeninėse platformose, kas yra nuo laikais, labai norėčiau ir vinilą išleisti. Man tai labai kažkaip gražu ir autentiška ir ganėtinai originalu ir kitaip. Tai pati labai noriu vinilo namuose, kad galėčiau groti tas visas vinilinės plokšteles, tai galbūt su tuo ateitų ir vinilinis albumas mano pačios. Aš namuose turiu kompaktinių diskų grotuvą, bet jau turbūt reiks ir nusipirkti, kad galėčiau klausytis vinilus, jeigu vėl išleis albumą. Vinilinę plokštelę ir neturėsit ir pagroti. Tai reikia susimąstyti, kad tai jau. Taip, būtent. Tai, o dabar keletas truputėlį šiaip tokių kitokių klausimų ir norėčiau paklausti, o šiaip, koks hobi dar be dainavimo? Atsiprašau, pakartosiu. Dar hobi, ar yra kažkokių hobi, tokių mėgiamų užsiėmimų laisvalaikių be dainavimo? Hobi aš turiu daug įvairiausių, visokiausių, dabar galvoju, nuo ko pradėti. Labai mėgstu žiūrėti visokiausius filmus, labai mėgstu siaubo filmus, nežinau kodėl, aš jų labai bijau, bet man tai sukelia tokį adrenaliną. Norėjau sakyti, adrenalinas čia jau. Man taip smagu po to būna tiesiog miegu ir bijau išeiti į virtuvę, nežinau, vandens pasimti, bet man vis tiek faina, man baisu ir čia kažkoks labai crazy dalykas pas mane, bet labai man patinka visokie siaubo filmai. Tai čia toks įdomus dalykas, pamenu vaikystėje, ten būdavo taip, kad kažkaip bijai ranką iškišti iš po kaldros ar į tualetą nueiti ar panašiai. Visiškai. Ir nežinau, kodėl tai fainai, tu žinai, kad tau bus taip ir vis tiek tu žiūri. Tai mačiau, tai naujas išėjo siaubo filmas Vienuolė 2, jau buvau matęs pirmą dalį, tai buvo visiškai baisu. Nurovęs stogus, nežinau, gal 2 mėnesius buvo baisu, bet manau, kad eisiu ir žiūrėsiu.
Tai va, daugiau tokių hobių, labai mėgstu keliauti, labai mėgstu pažinti ir atrasti naujas kultūras, beprotiškai. Mane tai labai įkvepia ir žavi susipažinti su naujais žmonėmis, atrasti, kas pas juos kitokio yra, tiesiog pažinti kultūras, man tai labai patinka ir tai apskritai duoda labai daug kūrybai mano po to. Aš dažniausiai grįžus iš kelionės kažkokių sėdu rašyti dainų, nes būnu prisipildžius labai daug emocijų, visokiausių ir išgyvenimų. Tai va. O ar esi pritaringa, pavyzdžiui, pabeldyti ten 3 kartus į stalą ar kažkas tai tokio, pavyzdžiui, panašaus? Yra tas dalykas pas mane, nežinau, yra tas dalykas, kur aš pamatau vienodus skaičius, pas mane numerologija. Aš nieko iš tikrųjų nežinau per daugiausiai apie tą numerologiją, bet man kada vienodus skaičiai yra, aš privalau pabelsti į ekraną ir sugalvoti norą. O, nu tai čia jau prietaras toks jo. Daina, iš tikrųjų, paskutinę dainą leidom 23 dieną, 23 metų ir būtent trečiadienį, kad būtų daug trejetukų, nes aš esu įsitikinus, kad trejetas yra mano laimingas skaičius. Viskas, užskaitau prietaringai vėl yra. O ar tiki horoskopais? Taip, labai tiki horoskopais. O ar teko būti pas būrėją? Ne, nėra tekę, kažkaip bijočiau aš pas ją eiti, tikiu ir tuo dalyku, kad gali kažkokios galbūt netokios ir blogos energetikos atnešti, o šiaip iš tikrųjų bijau labiausiai, kad nueisiu ir pasakys kažkokią gyvenimo tiesą ateinančią, kuri man nepatiks ir aš tada bijosiu gyventi. Taip, ir tada užsiprogramuosi ir viskas bus. Tai gal ir nereikia. Labai man patinka visokios kosmoso, tos visokios platybės ir dalykai. Netgi mes leidome dainą, kaip tu sakei, nes tiesiog buvo didelė komanda, bet aš leidau dainą ir dovanojau visiems akmenį Piritą, nes klipe pasistovi ant tokio akmens, kuris yra su blizgančia skraiste apgaubtas, tai norėjau labai panašaus akmens, kad padovanot brangiausiams žmonėms ir jisai tiesiog simbolizuoja gerą energetiką, galbūt savęs nepasitikėjimo blokus, norą kažkaip tai atsiskleisti ir kaip, pavyzdžiui, kūrybiniai erdvėjai ir jis tau labai padeda. Tai šitas klausimas apie visus prietarus ir visokias simbolikas labai į temą, nes kažkaip šita daina turi labai daug tos simbolikos ir magijos. Tai mes jos ir pasiklausysim, bet dar turiu šiek tiek klausimų. Kava ar arbata? Oi, ką tik kavos atsigėriau, tai atsakymas aiškus. Taip, atsakymas aiškus. O mėgstamas patiekalas? Suši. Nežinau, kiek laiko topas man yra sušiai. Aš tiesiog dievinu sušius. Nežinau kodėl. Tiesiog dievinu. Aš galėčiau juos valgyti kiekvieną dieną. Man labai patinka. Tai toks, ir aišku, labai patinka dar itališka virtuvė. Visokiausi makaronai, picos, bet sušiai yra tiesiog lengvesnis patiekalas. Ir galima galbūt rinktis iš skirtingesnių tokių rūšių. Tai jeigu reiktų rinktis kokį mėnesį ką valgyti, tai sakyčiau sušiai. O ar mėgsti skaityti, pavyzdžiui, knygas laisvalaikiu? Mėgstu skaityti poeziją laisvalaikiu, nes jinai ir mane įkvepia. Su knygom aš nebuvau labai didelė draugė nuo mokyklos laikų, nežinau kodėl, čia irgi gal kažkoks tai maištas būdavo, kad aš neskaitysiu ir vis tiek aš gerai padarysiu ir parašysiu kažką, bet nuo pat vaikystės dalyvaudavau tokiuose skaitovų konkursuose, tai kažkaip jau buvau pažįstama su tais eilėraščiais, su poezija, tai iki dabar išliko, man labai gražu, man lietuviška poezija yra labai graži. O jeigu reiktų pasirinkti kinas ar teatras, pavyzdžiui? Oho, čia yra toks tai momentas, nežinau, galbūt priklausytų nuo nuotaikos tuo metu. Jeigu dabar reiktų šiandien vakare, tai eičiau į teatrą, nes vakar vakare buvau kine. Aha, supratau. O metų laikas mėgstamiausias? Vasara vienareikšmiškai, vasara. Ypatingai, nežinau, vasaros mažai, ar ne, būna? Taip, ypatingai besibaigianti vasara, kada yra beprotiškai daug nostalgijos ir visokiausių fainų momentų, kuriuos apgalvoja, nežinau, kažkoks magiškas periodas. Tai vasara 100%. Nors pati esu gimus žiemą, visada svajodavau, kad mano gimtadienis būtų vasara ir nežinau, galėčiau išvesti kažkur pliaže, galbūt su draugais. Žiemą to tiesiog pas mus negaliu padaryti. Bet turiu labai fainą draugę, kuri irgi beje gimusi žiemą yra.
Ir jinai kažkada sugalvojo tiesiog savo gimtadienį, kuris yra sausio mėnesį, atšvęsti birželį. Ir jinai padarė savo gimtadienį birželio mėnesį, sukvietė visus, atšventė jie pliaže, labai fainai vasarą ir va, bet tada, kai atėjo gimtadienis, nebebuvo šventės, aš labai dievinu šventės ir gimtadienį. O, čia kaip įdomu, sako, geriau vėliau negu niekada ir iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, nepatinka žiema, kodėl gimtadienio, kuris žiemą, neatšvęsti vasarą? Bet tada tu turim ignoruoti faktą, kad atėjo to gimtadienis, kažkaip ne visai, nežinau, ne man. Aišku, tiems, kuriems nesvarbu, ten, kad aš tą gimtadienį, tai gal viskas fainai ir gerai. Bet, pavyzdžiui, mano draugai žino, kaip man yra svarbu gimtadienis ir aš nežinau, pas mane ten yra taip, kad aš atsiminsiu kiekvieną žmogų, kuris man parašė, kuris mane pasveikino. Tai tokia labai kažkaip, nežinau, special ta diena man. Super. O dar toks klausimėlis būtų, ar turi kažkokią fobiją, ko labai bijai? Aukščio. Aš labai bijau aukščio. Iš tikrųjų, nežinau, gal net neseniai susipažinau su tuo, kad labai bijau aukščio, bet kai esu kažkur aukščiau ant aukštesnio objekto, man tiesiog, nežinau, virpa visas kūnas labai baisu. Tai gal bijau nejaust to stabilumo ant žemės, kažkaip stabiliai jaustis. Tai aukštis būtų tokia fobija didžiausia mano. O šiaip, jeigu gyvenimo fobijos, tai tiesiog prarasti brangiausius žmonės savo aplinkui, tai išvis yra baisiausia turbūt, kas gali nutikti. Tai va. Supratau, tai iš tikrųjų labai dėkoju už pokalbį ir labai čia, sakyčiau, fainai ir smagiai mes pasikalbėjom. Ir dabar pasiklausysime naujausios tavo dainos, kurią gali pristatyti kaip tik dabar radijo stoties Tavo balsas eteryje. Tai dabar pasijausiu kaip laidų radijo vedėja. Taip. Vėl, kaip tu sakėjai, pasiklausykit, pajauskit, išgyvenkit ir nežinau, parašykit man, jeigu patiko. Super, ačiū labai už pokalbį ir toliau linkiu sėkmės kūryboje ir asmeninėme gyvenime visur kur, kad sėkmė lydėtų ir lauksim ateityje, aišku, albumo ir manau gerbėjai tikrai aplankys ir koncertus. O tiesa dar kaip galima pasekti Ivel? Sužinoti apie... Tiek Instagrame, tiek Facebook'e tiesiog įvedus Ivel turėtume atrasti iš karto. Viskas, tai manau, kad gerbėjai susiras tikrai. Ačiū dar kartelį ir linkiu gražios dienos. Dėkui, iki. Iki. Girdžiu iš tavo bangas, jūros seno, kodėl taip gelia rankas. Ten pat, kur tada manęs lauki, ten pat. Kalbės viršelio su tema, žadėjom susitikti dar, joje. Ir jeigu taip nori, kelio parodys, tik jau žodis, ir bus taip, kaip tu sakai, visada mano akys, tik tave matė, dar vieną žodis, ir bus taip, kaip tu sakai. Užrakintų eilių, ar jas parašyt nevėlu. Skaityk, tu raštą bangų, tik jomis aš kalbėti galiu. Bet ką kalbės viršelio su tema, žadėjom susitikti dar, joje. Ir jeigu taip nori, parodys, tik jau žodis, ir bus taip, kaip tu sakai, visada mano akys, tik tave matė, dar vieną žodis, ir bus taip, kaip tu sakai.
tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.